Aplink mane jūra, daugybė vandens. Jūra tyli, vanduo ramus. Ir išties vanduo mums reiškia emocijas, jausmus. Mums reiškia tai, ką mes turime savyje, ką nešiojamės ir kas mus labai stipriai veikia. Ir išties tos emocijos, tai jausmai, turbūt sudėtingiausias dalykas, didžiausias iššūkis, ką tenka patirti kiekvienam žmogui. Nes būtent ten, pas mus slypinčioje gilumoje, tie verpetai, tie sūkuriai, tie uraganai kyla, kurie gali tiesiog sugriauti visą gyvenimą, gali kurti sudėtingas kliūtis, kurių tiesiog dažnai mes nemokame, nežinome kaip įveikti. Ir be abejo atsiranda poreikis suprasti, tai kaip visa tai gimsta, kaip visa tai mūsų įtakoja ir galų gale, o ką su tuo daryti, ar įmanoma kažką tai pakeisti. Ir be abejo siekiamybė kiekvieno iš mūsų yra, kad tas vanduo, tos emocijos, jausmai mumyse būtų ramus, kaip ta rami, banguojanti, tyli, graži jūra, skaidrus vanduo, gėris, grožis. Ir kaipgi iš tikrųjų įmanoma suvaldyti tas emocijas, tos jausmus, ar galų gale kaip įmanoma nuslopinti tuos kylančius verpetus, kol neįsisuko jausmų uraganai, kol mūsų neužnešė stichijos į tas galingas audras, kurios viską griauna, kurios viską ardo mūsų gyvenimą. Ir viena iš tokių galimybių galbūt išties pabūti šioje akimirkoje, kuris bebūtumėt, ką bedarytumėt, bet tiesiog susitelkti į tai, kas aš esu dabar, koks esu dabar. Pajausti tą aplinkos visą grožį, tylą, jei ten yra tylos, apsižvalgyti aplinkui, įkvėpti energijas, girdėti, klausytis, matyti. Visi tai mūsų supantis grožis duotas mums, kad mes daug ką pasiektumėm savo evoliucijos kelyje. Tačiau kaip mes tuo naudojamės? Dažnai skubame, lekiame, bėgame, kartais iš tikrųjų tik po to galvojame, va tai buvo gražus mūsų laikas, gražios akimirkos, bet būdami jose mes dažnai net nemokame, negalime tuo džiaugtis, lyg tai skubėtumėm kažkur į priekį arba būtumėm praeityje. Ir vienas iš metodų darbo su emocijomis, jausmais, su tom kylančiom didelėm audrom ir užuomazgom būtent tų audrų, uraganų yra teta metodas, teta healing, kuris išties leidžia ne tik tai keisti, ne tik tai suvaldyti tas emocijas, tačiau nuslopinti pačias priežastis, kurios iš tikrųjų gali būti, kad kilo vaikystėje, jaunystėje, gal net kūdikystėje, o galbūt ir yra atsineštos iš tėvų netgi per genetinį lygmenį. Nėra taip, kad tos emocijos, tie kylantis jausmų verpetai būtų mus valdantis, absoliučiai įtakojantis dalykai. Jeigu mes esame kūrėjai, tai galbūt ir kurkime savo gyvenimą tokį, kokio mes norime. Galbūt iš tikrųjų imkime tą vairą, galbūt to laivo plaukiančio jūromis į savo rankas ir valdykime. Tegu jisai plaukia taip, kaip mums patinka, irkime ten, kur mes norime. Galbūt irgi į tokį grožį, kur jūra aplink yra rami, kur matosi tiesiog skaidriame vandenyje ne tik akmenys, ne tik grožis, žuvis, koralai, tačiau galbūt jame jūs matysite ir kažkokią savo būsimo gyvenimo vizijas, galbūt įžvelgsite kažkokius gimstančius talentus, kūrybinės jėgas. Juk visą tai manoma. Kai mes įsilaisviname nuo tų mus blokuojančių dalykų, viskas tampa įmanoma. To ir linkiu
to ir tiesiog norisi, kad būtų daugiau visų mūsų aplinkoje, visų mūsų gyvenime. Ramybės, džiaugsmo, grožio, kūrybos ir žinoma, visai apimančios meilės. Iki.